Veneciją nusiaubė didžiausias potvynis per 20 metų. Tuo metu, kai šio Italijos miesto gyventojai stengiasi nesušlapti kojų, olandas banglentininkas Duncanas Zūras bando įgyvendinti savo ilgą laiką puoselėtą svajonę. 34 metų šios sporto šakos čempionas su malonumu glumino turistus, susirinkusius priešais baziliką, kad išvystų šį keistą vaizdą. Duncanas Zūras, kuris 2004 metų pasaulio čempionate buvo trečias, suko ratus užtvindytoje aikštėje traukiamas kabelio, pritvirtinto prie nešiojamojo variklio. Daugelį metų Zūras bandė savo laimę Venecijoje, tikėdamasi sulaukti didžiulio potvynio, dažnai užliejančio šį miestą. Girdėjome apie keletą didelių potvynių, tačiau kai atvykdavome čia, pamatydavome, kad pavėlavome. Buvo gana sunku suorganizuoti šią kelionę, tačiau galiausiai mes tai padarėme. Aš labai tuo džiaugiuosi. Olandas atostogavo su šeima, kai išgirdo apie potvynį. Jis metė viską ir važiavo visą naktį, kad atvyktų į Veneciją prieš nuslūkstant potvyniui. Zūro teigimu, kažkada jis vėl grįš paplaukioti potvynyje. Tačiau gali būti, kad pakartoti šį nuotykį nebus taip paprasta. Į Venecijos valdžia nuspręs plaukiojimą banglentę įtraukti į veiklos, kuri draudžiama Švento Morkaus aikštėje sąrašą.